klausimas yra panašus, kaip žmogus, sakykime, berniukas pamato gražią mergaitę kambarį ir nori su ja draugauti, bet nežino kaip. Ir atsakymas yra pirmiausiai pradėti kalbėti. Iš tikrųjų, tikėjimo dovana jau mums duota. Faktas, kad Dievas mus sukūrė ir įgalino, kad mes su juo galėtumėm bendrauti, turėti asmeninį santykį su mūsų kūrėju, jau yra stebuklas. Žinant tą ir žinant tą iš to poreikio mumyse, mes pirmiausiai galim pradėti labai paprastai kalbėti. Taip, kaip ir šventam rašte. Viešpatie, aš tikiu, pastiprink mano tikėjimą. Bet kad jis galėtų augti, kaip ir su ta porelė, jie turi susipažinti. Reikia praleisti laiko iš tikrųjų apie kitą daugiau sužinoti. Tas kitas mums atskleidė save šventajam rašte, bažnyčios mokyme, apreiškime ir skirti laiko tiek pasiskaityti, susipažinti ir tame susipažinime iš tikrųjų atrasim vis gyvesnį dialogą. Tas dialogas randasi ne tik asmeniniam pokalbiui, bet ir bažnytiniam gyvenime. Pamatyti tuos liudytojus bendruomenėje, kurie atskleis mums tiek bažnyčios istorijoje, tiek ir šiandien, ką Jėzus veikia jų gyvenime. Tas irgi mums padeda. Arba kaip Saint-Exupéry princas buvo pamokytas, kad draugystė atsidaro, kai visą bačką druskos kartu suvalgai. Po truputį. Reikia tą laiką praleisti, reikia kalbėti, bet reikia ir kitą pažinti. Ir jei tą padarysim, Viešpats, kuris yra ištikimas, suteiks mums vis gilesnę tą tikėjimo dovaną.